teko progą paardyti tokią vieną stebulę, kuri nėra labai reta, bet ir nedažnai sutinkama. San Ringal gamintojas. Tai va, stebulė elektriniam dviračiui su mikrospline būgnu, tvarkoj. Čia nėra čia sistema, paprasta su 3 šuniukais. Ir kame buvo problema? Guoliai surūdijo ir užklinėjo būgnas. Atsiuntė man per siuntų tarnybą. Kokia, galvoju, čia problema. Paėmė, va, išsipresuoja tuos guolius. Turiu tų guolių įvairių. Va, visas komplektas, dviratiniai, daug. Patys populiariausi čia surinkti. Visa dėžė realiai. O guoliukas viduj antiek surūdijęs buvo, kad jis išsiskyrė. Subirėjo. Tai teko jį prašyti lauk su spec įrankiais ir kai pamačiau tokio pločio guolio žiedą, galvoju, okei, neturiu tokio guolio dėžėj savo, einu ieškot. Pasigūglinau, kad nėra tokių guolių. Galvoju, kažkaip. Va, kitas, kuris labiau gyvas, tai plotis jo reiškia, kad čia 2 eilėm guoliukai sudėti. Gerai, ant būgno terkšlės tvarkoj, bet nėra jų užsakyt. Kodas 6802. Tai kad pas man dėžėj ten yra 682, jis iš vis nepanašus, jis tik tais vidinis išorinis diametras, bet plotis tai netoks. 2 guolius nesudėsi. Skirsis plotis. Teko užsakinėt. Parkeliavo iš UK. Susimokė visus PVM-us, muitus. Ir turi guolis, kuris šiaip iš esmės paprastas turėtų būti. Ok, šitas yra tvirčiau, geriau, galbūt nebereikalo, bet yra ir kitų matmenų, netokių retų. Gerai, kad bent per savaitę parvažiavo. Va. Ir užsakinėjau ir ieškau, grinai teko naudotis paiešką pagal matmenis ir pagal brėžinius pardavėjo, nes pavyzdžiui, ant šito, kurį jau aš gavau, nėra šito kodo. 2RS ir kažkoks tai DD. Matmenys atitinka. Presuosiam, dėsim viską atgal, išsivalę ir toliau sėkmingai važinės šitą stebulė. Neplaukit jūs to dviračiu su kercheriu. Va čia problema buvo. Tas guolis ant būgno terkšlės, jisai čia įsipresuoja ir neturi jokio dangtelio, kadangi čia mikrospline kasetė. XD būgnas irgi dažniausiai neturi specialaus kažkokio ten dangtelio, bet ant XD būgno kasetė pati jinai labiau tokia ten užsipresuojant viršaus, labiau uždara, o mikrospline yra ten, kur vandeniui patekti ir kada mes suveržiam veržlę, čia jinai įsiveržia, pro tą tarpą, kai jau patenka vanduo, mes pastatom dviratį ir ten viduj jisai lieka baseinas. Viduj yra šitam griovelėje priveržtoj veržlėj, tarp guolio ir veržlės lieka baseinas. Vandeniui nėra kur dingti. Ir truputį po truputį ir surūdyja visiškai, va, guolį matėt. Dar blogiau būna, kada mes nekreipiam dėmesio į pradėjusi klibėti būgną ir šuniukai arba ratchet sistema pradeda netvarkingai dirbti ir nusidėvi. Arba šuniukai nudrožia vidinę pusę dantukų, arba ašį sugraužia, tai klibėjimas atsiranda,
būna jau apkrova ant būgno ir jį skersuoja, o skersuojant kitą kartą reikia stebulę keisti.